Žmonės šaukia bravo! Tegu šaukia dar kartelį. Bravo. Bravo, merginos. Ačiū Jums labai už nuostabų pasirodymą. Nu ką, gerai, pasikūrėm, aš sakiau, aš jau taip stovėjau, va taip va šokau, žinai. Geras judesiukas, eina tikrai puikiai. Nomeda, kaip Jums? Man atrodo puikiai dvikova. Matosi Beno ranka. Merginos lietuvės tikrai energingos, labai gerai, bet aš eičiau su Natalija ir Margarita. Vau, tiesiog taip, ar ne? Tiesiog taip. Ir nukirto. Vaidai, o tu? Man atrodo, kad ir kiek energingas buvo pasirodymas, bet norisi toje energijoje matyti ir girdėti tikrai kažkokį tai šiek tiek švaresnį dainavimą, nes buvo tokių vietų, kur aš nelabai supratau, kas vyksta ir atrodo, kad vienas kitą atlikėjas kartais sodina, kartais vėl pakelia atgal į viršų. Tai aš šiuo atveju išgirdęs abi poras ir po vieną ir kartu atskirai dainuojant, matyt, kad nors man Atėnė tu labai besišaunolė ir patinki, bet Natalija ir Margarita irgi būtų mano pasirinkimas. Labai ačiū. Gabrielė, ar tavo nuomonė skiriasi? Jo. O, labai gerai. Kuom? Papasakok. Nu, aš kažkaip už Ingridą su Atėnė. Ir atleisk, kad vėl nepadedu. Tas kolegos tokios kartais būna. Nežinau, šiaip pagarba jums, kad jūs visos įsijautėte tą vaidmenį, bet kažkaip mano akis labiau žiūrėjo tiesiog į Ingridą ir Atėnę ir aš turiu tai pripažinti, kad aš tiesiog, mano žvilgsnis taip nuėjo va ten. Tavo termometras čia buvo, aš suprantu, taip, teisingai. Benai, tau reiks pasirinkti, su kuo keliausi į nokautus. Aš buvau pamiršęs, kad ir man reikės rinktis. Aš toksai čia sėdžiu, galvoju, nu fainai, koncerčiukas vykstam. Kaip tau, bet gerai, aš tai žinok, chill. Aš tai chill roliukai, žinok, viskas gerai. Nu gerai, pamastykime, garasiai. Atėnė turi iš tikrųjų išskirtinumą ir fainai, kad šalia jos yra Ingrida ir šiek tiek ją pakaučina. Tai vat kažkaip būtų gaila Atėnę prarasti. Bet pas... O Ingridos nelabai? Nu, Ingrida, žinai, mes Ingridą jau esam matę. Atėnė yra toksai naujesnis, nematytas veidas. Tai aš šneku labiau, žinai, čia yra mokytojo ir mokinės situacija. Ir mes jį turėsim dar daug kartų. Tai daug kartų šnekėsim labiau apie mokinį, nei apie mokytą. Natalijos ir Margaritos išskirtinumas, žinoma, yra tas aukštas balsas. Tai irgi yra toksai, jų fainai, kad yra vienas žemesnis ir vienas tas toksai stiprus operinis. Du skirtingi labai balsai, kurie sukuria kažkokį tai labai kitokį duetą ir dar kitokį, tai nežinau, paima dar kitą kategoriją. Aš vardan savo komandos noriu turėti kuo įvairesnių dalyvių savo komandoje. Tai renkuosi Nataliją ir Margaritą. Natalija, Margarita, sveikinam jūs, jūs keliaujate toliau. Labai kažkaip viskas aišku buvo, manau, nuo pradžių. How do you feel? We're shocked, but we're so happy. Yeah. Thank you very much for all the support. You didn't expect? No, Joyce. Why? You did great. You're really great. So congratulations. Ačiū Ingridai, kad atvedė Atėnę, parodė ją mums. Ir aš labai tikiuosi, kad mes ją matom, jūs abi matom ne paskutinį kartą. Ingrida nieks nebejoja, bet noriu kažkaip, kad visa meilė eitų šį kartą Atėnei, dėl to, kad jai reikia daugiau drąsos ir stipresnių kojų ant scenos. Tai tiesiog noriu pasidžiaugti, kad jūs esat čia. Ačiū, Benai. Tikrai labai ačiū už tokius komentarus ir komplimentus, nes kiekvienas tikrai labai daug ką reiškia. Liūdna. Šiaip tais, bet tikrai labai ačiū jums visiems. Išlydėkime aplodismentais, kartu Atėnė ir Ingrida. Prenumeruokite Lietuvos balsas YouTube kanalą ir ten pamatysite visus dalyvių pasirodymus.